Yra simpatinė ir parasimpatinė. Stresas ir atsipalaidavimas. Ir visada tą pusiausvyrą reikia išlaikyti. Kad mūsų žarnynas gerai dirbtų, mums reikia, kad labiau parasimpatinė atsipalaidavimo būsena būtų, nes tada organizmas siunčia, sakykime, energijos į virškinamą traktą, čia suplūsta kraujotaka, kad pradėti virškinimo procesą. Nes iš tikrųjų žmonės dažnai nepagalvoja, kiek daug energijos reikia, kad ypač jeigu sunku maistą valgote, ten cepelinai tradiciškai, ne? Tai ar kažkas tokio, tai reikalauja daug energijos suskaidyti. Ir vienas iš, tarkim, streso, ką galit pajausti, jeigu yra padidėjęs stresas, kūnas tai šneka, tiesiog mūsų sąmoningumas yra pastebėti. Vienas dalykas yra kūno įtampa. Kiek jūs jaučiatės atsipalaidavę? Ar krūtinės ląsta atsipalaidavusi, ar kvėpavimas yra per pilvą vyksta? Ta prasme, ar jūs kvėpuojat per diafragmą, ar jūs jaučiat, kad toks paviršutinis kvėpavimas. Jeigu taip yra, tai jūs jau esate lėtinio streso tokioj reakcijai ir tada iškart ir virškinimas yra mažesnis. Vadinasi, skrandžio rūgšties jau išskiria mažiau. Vadinasi, visi baltymai, jeigu valgo ten, pavyzdžiui, mėsa, žuvis, kiaušiniai, sūriai visokie ir taip toliau,